keturi kraštai, Kašiais kietai, pasireikšti reikiška kūryba. Saulius Mauros, Arvydas užgros ir prabils šiaurietišką gynybą. Vokiečiai šalti, bus vėl atkalti, Latviai apsižliunda grįš į Rygą. Izraelis skris ir žemyn nukris, pelnė savo nepergalę špygą. Jugais nukingaus ir neatsigaus, į kelnaitės pridarys ispanai, graikai riešutai, krantami lėtai, bet sumals jos Lietuvos titanai. Liūdna Madride, dar liūdniau Maskvoj, Roma apsiverks ir Sirakūzai, bronza Belgrade, auksas Lietuvoj. Poezijos pavasario laureatui, kauniečiui poetui Gintarui Patackui, jo mūza iškrėtė pokštą. Įkvėpė parašyti himną Lietuvos vyrų krepšinio rinktiniai, nors jau yra sukurti 2 tokio pat pobūdžio kūriniai. Iki šiol poeto kūryba išsiskiria egzistencializmo tematika, o šįkart jis plunksnos griebėsi įrašydamas eilės apie lietuvių antrą religiją krepšinį. Ir dabar, kada prasidėjo sėkminga lietuvių krepšinio atgimimo era, nusprendžiau padaryti 3 himną. Bet dėja, pasirodo jau idėja, kai man buvo šovusi, jau bavarai buvo padarę himną, toliau išriškėjo, kad žasai jau pavarė himną, vakar aš jį mačiau per rungtynes su ispanais, jis yra geras, bet mano žodžiai geresni. Mūsų šalies krepšininkai rugsėjo 5-14 dienomis dalyvaus Švedijoje rengiamame Europos vyrų krepšinio čempionate. Šiuo metu Lietuvos rinktiniai, klaipėdiečių grupė Bavarija ir vilniečiai Žas jau yra sukūrę 2 himnus. Tačiau Kauno bohemos liūtų vadinamas Gintaras Patackas teigia sieksęs, kad jo kūrinys taip pat lydėtų krepšininkus į varžybų aikštelę. Kaunietis lyrikas mano, kad jo parašytas himnas geresnis nei klaipėdiečių ar vilniečių atliekamos dainos. Himnas jau išvydo dienos šviesą, nes aš kalbuosi su jumis ir tai, jeigu bus tik tai tokia versija, aš irgi liksiu labai patenkintas. Ir tik tai tiek, kad aš linkėdamas aukso Lietuvai, galiu jo ir negauti, nes bet ir sidabras gerai, sakysim, bet ir bronza gerai, bet ir kelapis gerai. Ir pabaigoje ten aš apžaidžiu įvairias variantus, kurie lydės Lietuvą Švedijoje. Neseniai kūrybinėse kančiose gimusi himną Gintaras Patackas pavadino totalizatoriumi. Himne poetas spėja, kad bronza bus Belgrade, auksas Lietuvoj, o sidabrą pasiims prancūzai. Poeto tekstas agresyvus, tačiau jo žodžiais tariant taiklus. Šiandien interneto Delfi portale pasirodžius Kauno radijo ir televizijos žinutei apie Gintaro Patacko sukurtą 3 himną krepšininkams kilo karštos diskusijos. Vieni krepšinio aistruoliai mano, jog Gintaro Patacko himno žodžiai kursto tautinę nesantaiką. Kiti teigia, kad nors šis tekstas ir parašytas humoristiškai, tačiau tarptautinėje arenoje jis neturėtų skambėti, o treti palaiko kauniečio poeto drąsą ir pasiryžimą kalbėti tiesiai ir šviesiai. Kūryba visą laiką prasideda nuo nulio. Į kūrybą išeini kaip į kelionę, nežinia, kas tavęs lauks. O kūryba tai yra didžiulis nuotykis. Ir atradimai, ir praradimai, ir posūkiai, ir viršūnės, ir pergalės galų gale apsivainikuoja sėkme. Gintaras Patackas tikino, jog jo himnas galėtų tapti puikia varomąja jėga Švedijoje žaisantiems Lietuvos krepšininkams. Gintaro Patacko teigimu visuomet einant į mūšį prieš akiją žygiuoja muzikantai, kad jiems žuvus galėtų nugalėti iš paskos einantis kariai. Paprastai sakoma, ir savo sienos padeda. Šį kartą tiek žaisti už svetimuose sienose Švedijoje, bet jeigu Lietuva transliuos savo lietuviškos sirgalių šauksmus, tai krepšininkus tai nuteiks malonę ir įkvėps pergalę. Visą laiką, kai einama į mūšį, priekyje žygiuoja muzikantai, o užpakalį kariai. Muzikantas paprastai pirmus iššaudo, kad kariai galėtų gerai pasireikšti.
Parašęs himną, Gintaras Patackas apie jį prasitarė dainininkui Egidijui Sipavičiui. Tačiau šis teigė, jog jam per brangu mokėti už muzikos sukūrimą, nes kūrinys skirtas tik konkrečiam įvykiui čempionatui ir po to bus neaktualus. Tačiau kaunietis poetas neketina nusileisti ir šiuo metu jau tarėsi su kompozitoriumi Kęstučiu Lušu, kad šis sukurtų muziką jo parašytam krepšinio himnui. Šiandien vakare mes pradedam dirbti, o toliau žiūrėsim, kaip viščiukus skaičiasim rudenį, kai Žalgiris pradės krauti, Lietuvos rinktiniai pradės rinkti derlių Švedijoje. Su Lietuvos krepšinio rinktinės rėmimo fondo vadovu Algimantu Paviloniu telefonu kalbėdamas poetas Gintaras Patackas pranešė apie jo naują kūrinį. Tačiau konkrečiau susitarti dėl himno įrašymo rėmimo nepavyko. Bet ir dėl to poetas nenusimena. Jis mano, kad iki krepšinio čempionato jam pavyks įgyvendinti himno išleidimo idėją. Aš kalbėjau su Paviloniu, tik tai telefonu ir viskas. Ir po to baigėsi mano pokalbiai su krepšininkais, bet aš manau, kad eteris, reiškia, kurį mes šiandien užpildysime, bus malonus signalas lietuviams, kurie šiandien ypač žaidžia su australais. Šiandien yra trečiadienį. Gintaro Patacko prieš 4 metus sukurto himno Eurolyga G žodžiai sėkmingai lydėjo Kauno Žalgirio krepšininkus Eurolygoje. Tuomet jie laimėjo auksą. Sukūręs naują himną, Gintaras Patackas vėl rašo naujas eiles apie krepšinį. Didysis krepšinė. Kamuolys ant varžovo lanko šokinėjo. Įkris, prašau. Ir pralindęs pro mišką rankų į kairėją aš pataisau. Priešos presingos vis didėja, bet aš laukiu, kada bus klaida. Gesinu agresyvų puolėją, o teisėjas švilpia bauda. Salė šaukia teisėją į muilą. Išdavikai tie, kas tylės, kad tik viską pradėjęs nuo nulio, mūsų komanda vis tiek nugalės. Tartum žaibas neriu tarp kojų, apeinu 2-metrinius kraštus, tau už pasą centre dėkoju ir dedu iš toli 3 taškus. Mano kaulai ir sausgyslės braška, toj finalinė sirena. Kėlinys vyksta taškas į tašką, priešas bando gintis zona, iš tribūnų sklinda kaukimas. Mes, brolau, paskubėki, mes. Paskutinis mano metimas. Mes laimėjome rungtynes. Poetas Gintaras Patackas tikisi naujas jo parašytas eilės apie krepšinį ir kitas sporto rūšis išleisti atskirą rinktinę. Aš esu kaunietis, sergu už Žalgirį, aišku, ir už Kauną, o kai rinktinė, tai už Lietuvą. Ir aplamai, vienu metu buvau didžiulis sporto sirgalius, stebėdavau olimpinės rungtynes. Ir sportininkų laimėjimai man yra kaip dopingas. Tai gal dopingas kūrybai? Ne, dopingas kaip dopingas. Dopingas gal ir kūrybai, nes jau iš principo parašyti 4 tekstai krepšinio tema. Tai galbūt ateityje bus kažkokia tai knygelė apie krepšinį, juk kauniečiai dėl krepšinio. Aš manau, kad galima, nebūtinai vien krepšinis yra ir kitų sporto šakų. Štai boksas, pavyzdžiui, kuris yra man irgi artimas, arba plaukimas. Boksininkai Lietuvos dabar gerai pasirodė ir jiems irgi galima parašyti tekstų, o dar prisimenu, futbolas, kada buvo gerai žaidžiamas, tai irgi kažkada dar sklido daina tokia, greitakojai futbolistai tartum vėjas. Žodžiu, sportas yra įkvėpimo žemė, gali būti poetų. Nors daug kas kaltina poetą Gintarą Patacką tuo, jog jis kuria apsvaigęs nuo alkoholio, tačiau tokiems žmonėms lyrikas jau turi konkretų atsakymą. Jis jau 8 metus neima į burną nė lašo ugninio vandens. Tai anot poeto jiems suteikė jėgų dirbti. Taip pat poetas kuria ir vardant savo vaikų, Gudrūnos ir Gajaus, bei žmonos Tautvydos Marcinkievičiūtės. Todėl ypač dabar suprantama, kodėl poetui Gintarui Patackui vėl reikalingas žmonių palaikymas ir pripažinimas, išbandant save naujų stiliumi rašant eiles. Bronza Belgrade,
auksas Lietuvoj, o sidabrą pasiims prancūzai. Liūdna Madride, dar liūdniau Maskvoj, apsiverks ir Ankara ir Roma. Bronza Belgrade, auksas Lietuvoj, o sidabras eis pas Abraomą, o sidabras eis pas Abraomą. Auksą Lietuvai, auksą Lietuvai, auksą Lietuvai žada kiekvienas. Tai buvo grupė Bavarija, prašau, prisijunkit prie mūsų. O Ristelė, labas, labas, būkit pažįstami. Gintaras. Malonu, Juozas. Asta. Malonu. Deividas. Jūs gal sėskit, klausykit, sėskit. Čia yra poetas, taip, Gintaras Patackas, laba diena. Ir šiandieną čia jūs visi pakviesti viena tokia garbė proga. Kaip tik šiuo metu vyksta Europos vyrų krepšinio čempionatas. Be abejo, mes visi tai žinom, visi sergam, visi žiūrim prilipę prie televizijos ekranų. Ir ta proga čia mūsų krepšinio šaly, Lietuvoje, yra kuriamos net specialios dainos, kurios po to vadinamos himnais. Ir mano nuostabai, iš tikrųjų visi jas moka, visi jas dainuoja. Ir netgi šiandieną mes apie tai kalbėsim, mat šią vasarą.
net ir toks, sakyčiau, konkurencinis trikampis tarp Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, kitaip tariant, tarp Žasų, Gintaro Patacko ir Bavarijos čia įsiliepsnojo. Trumpa istorija tiem, kurie mūsų žiūri, yra tokia, kad himną Lietuvos vyrų krepšinio rinktiniai sukūrė ir grupė Žas, ir grupė Bavarija, ir eilės taip pat parašė Gintaras Patackas. Ir ne vienerą. Ir ne vienerės parašyt? Oho, ta prasme, jūs buvot paruošęs variantą, kad galima pasirinkti, kurias nori, ar ne? Atsakykit man, ar jūs, kurdamas eilės, žinojate, kad ir kiti rašo himnus tuo metu? Nežinau. Tik po to, kai parašiau ir paskambinau Poviliūnui, jis pasakė, kad gavo jau iš grupės Bavarija dainą. O apie Žasus dar nieko nežinau, tik vėliau paskui sužinojau spaudos. Kaip reagavot, kai sužinojot, kad čia tų himnų visai ne vienas kuriamas? Normaliai. Pripratęs prie konkurencijos. Konkurencija. Aha. Tuo tarpu Bavarija žinojo ar ne, kad kuria Žasai? Irgi nežinojau. Bet mums krumpliai tai panižo, galvojom, bliomba, kaposimės, mušimės, bet iškovosime, kad mūsų kūrinys būtų naudojamas, bet dėja yra taip, kaip yra. Mes, pons Gintarai, tikrai gailimės, kad ir jūsų nuostabios eilės nepavirto kūnu. Bet jau dar nevėlu. Jos jau virto kūnu, pas mane yra vienas postas, kuris atspindi ketvirtadienio, penktadienio, šeštadienio kovas ir viskas pagal mano eilės įsipildė. Beje, iš tikrųjų galima sakyti, kad jūs pranašas, mat praėjusį kartą, kai čia visi dainavo Eurolygą, jūs atnešėt mums auksą. Jaučiatės prisidėjęs prie to? Aš parašiau tekstą, Žasai sudainavo, Zinkus parašė muziką, dar krepšininkai padainavo. Ir tai buvo kuriama dar prieš auksą, tada buvo dar tik pusfinaliai. Ir jau praktiškai, jau ta daina jau buvo padaryta. Ir ji buvo laiminga. Jūs kuklinotės, bet iš tikrųjų jaučiatės prisidėjęs prie pergalės. Poetai yra tokie žmonės, kurie yra truputį pranašai ir aiškiaregiai. O atsakykit jūs man tokį praktiškesnį klausimą. Kodėl yra tokia paklausa iš kūrėjų tarpo, iš kūrėjų pusės dėl to krepšinio? Kodėl yra toks noras kurti? Kas, jūs tikitės gerų honorarų? Ar tai gera proga yra išgarsėti ir kad visa tauta mintinai dainuos tai, ką dainuoja, pavyzdžiui, Bavarija, arba tiesiog mintinai žinos Patacko eilės? Mes esam patys dideli gerbėjai krepšinio ir norim prisidėti prie jų pergalės, norim įkvėpti savo dainomis jų, kad jie kovotų. Dėl to. O iš tikrųjų, jeigu atvirai sąžiningai, tai suprantat, mes esame pradedanti grupė ir mums reikia kažkaip tai išlysti, suprantat. Gerai. Mes tikėjomės pralysti per šitą skylutę, bet... Galiu pasakyti, kad labai gera pradedanti grupė, nes su angelais, jeigu jau šnekasi, tai gerai. Jau gera pradžia. Angelai jų maldą išklausys. O kaip jūs reagavot, kai sužinojot, iš tikrųjų, tarpusavį savo trijuliai? Kai sužinojot, kad Žasai... Blogai, ne? Lietuvoje ką darėt? Skambinot jūs Žasams? Ne, tai bardakas. Kaip su Eurovizija buvo bardakas, tai čia bardakas. Gerai, o kaip jūs įsivaizduojat, kaip turėtų nebūti tos netvarkos? Turėtų būti skelbiamas konkursas? Taip, absoliučiai. Viešas konkursas, kad dalyvautų 28 ir kas nuspręstų, kas turi laimėti? Žmonės, komisija. Jeigu paskelbtume konkursą, žinokit, visa Lietuva yra poetai, reiškia, tai atsislėptų 3 milijonai žmonių. Tas jums yra pavojinga. Jo, Nebijom konkurencijos. Aš kalbėjau vakar telefonu su choru iš Žas ir jis sako, kad jeigu būtų skelbiamas konkursas, tai jie tikrai jame nedalyvautų. Žiūrovam pasakysiu istoriją tokia, kad valstybinė televizija tiesiog užsakė parašyti kūrinį, jie parašė, koks išėjo, toks išėjo ir visi jo turi klausytis. Kaip jūs vertinat? Ne, tai čia vėlgi yra nesusikalbėjimas. Lietuvos televizija dirba savo, o krepšinio federacija dirba savo ir jie kartu nedirba, tiesiog transliuotojai daro savo darbus, o krepšinio federacija, su mumis tarės krepšinio federacija. Gerai, kaip jums tas Žasų kūrinys? Aš jau negirdėjau, aš girdėjau, kad mes nugalėsim. O tai svarbiausia. Jo, tai yra svarbiausia. Man atrodo, visi 3 himnai yra apie tai, kad mes nugalėsim. Ir kol kas tu girdėjai tą dainą? Aš girdėjau ištraukas, daina kaip daina, Žasų stiliui savam. Gintarai, jūsgi rašote eilės ir kaip jūs teigiat, turi būti mažai teksto, jis turi būti aiškus, ar turi būti kažkokia, reiškia, su kažko šokiruojančiu, nes kompozitoriai visą laiką reikalauja, jie laiko tautą debilais ir kuo paprastesnio teksto, kad ten nebūtų šnipščiančių ir galūnės įsidainuotų gerai. Pagal mane tekstas turi nešti prasmę ir tekstas yra labai svarbus, o priedainis, aišku, pats svarbiausias, bet priedainis jau gali išmokti visi. Gintarai, aš kažkurį skaičiau, jūsų tai siaubas, nes jūs pranašavot kažkam net nukristi. Žodžiu, pakils skristi, nukris ir pagalvojau, kad tik neišsipildytų. Čia kiekvienas pagal savo sugedimus laipsnį sprendžia. Gal galit kažką paskaityti iš savo himninės poezijos? Pirmą variantą galiu paskaityti, kaip jisai turėjo būti. Jis iš principo turėjo būti koreguojamas, nes jis buvo pradėtas labai seniai. Čia yra
rugpjūčio 9, galbūt Liepos kokią 18 dieną jau buvo padarytas tas tekstas, kol dar komanda nebuvo susiformavus, dar visos pavardės nebuvo žinomos. Bet aš jį galiu paskaityti su tokiu dar mažu papildymu, kadangi čia įsispausdintas buvo specialiame priedė Lietuvos ryto, skirtam tik Kauno gubernijai, Kauno miestui, tai kitų nepasiekė Respublikos taškų. O jis vadinasi Totalizatorius. Kauno auksas ir bronza Alytaus bei sidabras Vilniaus atsigauna, krinta kamuoliai, tartum obuoliai, Lietuva į Švediją keliauna. Lydėja Šiauliai ir Panevėžys, Klaipėda su tanklaiviais atvaro, ir Žemaitija, ir Aukštaitija, Dzūkai ir Suvalkai duoda garo. Lietuva gerai, gins abu centrai, trečias prisidės ir Baus ketvirtas, Kšištofas karys, Paso pavarys, Žukui ir parems jį Darius tvirtas, keturi kraštai, krepšį puls kietai, prasidės reikiška kūryba, Arvydas užgros, Saulius sumauros ir prabils šiaurietiška gynyba. Vokiečiai šalti, bus vėl atkalti, Latvijai apsi, Šikė grįš į Rygą, Izraelis skris ir žemyn nukris, pelnė savo ne pergalę, o špygą, Jūgais nukingaus ir neatsigaus, į kelnaitės pridarys ispanai, graikai riešutai kramtomi lėtai, bet sumals jos Baltijos titanai. Liūdna Belgrade, dar liūdniau Maskvoje, apsiverks ir Ankara ir Roma. Bronza Madride, auksas Lietuvoje, o sidabras eis pas Abraomą. Aš truputį pakeičiau pabaigą. Gintarai, žinokit, man atrodo, kad jūs iš tikrųjų žinot virtuvę ir visas taisyklės. Ir čia tiesiog visa technika atsispindi krepšinio jūsų eilėse. Kaip yra bavarų tame himne, kuris taip ir nepasirodė? Ar tai yra kažkokie daugiau tokie bendri dalykai, mes laimėsim, mes visi kaip vienas? Ar jūs irgi laviruojat vardais, tritaškiais, metrais? Ne, taip smulkiai nėra nagrinėjama. Taisyklės nėra, neatspindėtos jūsų poezijai. Gynyba yra ten, yra tokie žodžiai, bet svarbiausia, kovos dvasia ten buvo mūsų dainoje. O koks likimas to himno, kuris šiuo kart nepasirodė? Nulinis likimas. Padėjom stalčių ir užrakinom. Ir Nulinis, man atrodo, jis pasirodys. Ir jūs nemėginat, pavyzdžiui, parduoti kokiai kitai komandai? Ne, jeigu daina gimė krepšinio, tai būtų juokinga, kad mes mėgintumėm biliardo lygį kokį nors pasiūlyti šitą gabalą. Ne, bet krepšinis turi daugiau progų, ten kažkokiai komandai gal reikia himno. Gal kada nors ir prikelsim. Kolegos, jeigu jums reikia himno, paskambinkit mums, sustarsim. Vienas kitas milijonas. Telefoną paprašysim. Ne, aš manau, jeigu lietuviai laimės auksą, ko mes jau visiems linkim, tai mes esame irgi kaip 7. komandos narys. Ir Pavilonis sutiks pasidalinti su mumis likučiais nuo didelio kąsnio. Aha, netgi taip. Taigi, štai, kreipimųsi metas baigėsi. Aš jums dėkoju, kad jūs atėjot ir sudalyvavot šiame pokalbėje. Bavarija dar šiandieną mums padainuos, su jais dar nesisveikinam. Tuo tarpu Gintarui dėkojam, linkim sėkmės ir pergalės. Ačiū. Laimės Žalgiris? Žalgiris, o rinktinė. Gerai, pajuokavau.